Sveiki. Čia yra Super Trump. Ne Super Trumpas, bet Super Trump. Super Bastūnas. Čia Super Bastūnas, o čia Mikalojus. Va, Mikalojus nėra Super Bastūnas, aš nesu Super Trumpas. O Super Trump yra būtent šitie vyrukai, kurie įkūrė grupę Super Bastūnas. Ir grupė vadinasi Super Trump. Jeigu supratote, ką aš čia turėjau omeny, tai jums bus medalis. Aš noriu papasakoti apie grupę trumpai, pristatyti, kuri man nuo vaikystės labai yra mėgiama. Ir aš jos turėjau kadaise tik tai 2 įrašus, tai Breakfast in America ir Crime of a Century. Kaip čia rodžiau, čia yra albumas, kuris vadinasi Crisis, What Crisis. Kaip matote, čia krizė, o kokia jam krizė. Ir kitas mėgstamas albumas yra Even in the Quietest Moments. Netgi tikiausiose akimirkose. Tai va, grupė yra art roko, jinai yra puiki, neseniai paliko mus vienas jo lyderis, tai Davis jo pavardė, o Hodsonas yra kitas aukštesnio balso tembro savininkas. Tai va, dar vienas albumas Famous Last Words, paskutiniai žodžiai. Ir noriu pasakyti, kurios dainos man patinka. Aš turiu dar jų koncertą Paryžiuje. Turėjau DVD, bet DVD atsikračiau, o čia yra koncertas Paryžiuje, grupė Super Trump. Ne Super Trump, o Super Tramp, reikia sakyti. Na, School daina kaip School, Ain't Nobody But Me. Labai graži daina, kurią esu poetiškai išvertęs. Logical Song. Labai gražų žodžiai prasmingi. Nelabai patinkanti daina, ne Hodsono, o kito vokalisto, kurio jau nėra. Bloody Well Right. Breakfast in America, puikiai daina. You Started Laughing, nelabai atsimenu. Labai graži daina, viena puikiausių. Hide in Your Shell, dar viena iš šito albumo, beje, Famous Last Words yra Don't Leave Me Now. Taip, toliau iš to koncerto Dreame, prieš tai buvusi From Now On, tikrai daina verta aukso. Rudy nelabai, Sobocofer nelabai, Asylum nieko, Take a Long Way Home labai populiari daina, Fool's Overture, Two of Us ir Crime of a Century, tas fortepijono intro ir visa kita. Na, reikia grupės paklausyti ir pagalvoti apie Super Trumpus.